Vilniuje, kur trūksta žemės nuosavybei atkurti, pasirodo, yra sklypų, kurie priklauso nežinia kam. Nacionalinė žemės tarnyba ieško 114 prieš kelis dešimtmečius sostinėje gavusių sklypus gyvenamųjų namų statybai, bet apie juos pamiršusių asmenų. Vilniaus pakraščiuose gausu individualių namų kvartalų, greta ir tušti sklypai, kai kurie jų parduodami. Už Žarą, pavyzdžiui, Tarandėje prašoma 5 000, Trakų Vokėje Pagiriuose, Grigaičiuose prie Naujosios Vilnius 3 000 ar kiek mažiau eurų. Tačiau pasirodo, šiuose Vilniaus rajonuose yra sklypų, kurie priklauso nežinia kam. Pasak Žemės tarnybos, tai iki 93-ųjų įvairiais valdžios potvarkiais skirti sklypai gyvenamiesiems namams statyti, bet galimi savininkai jų iki šiol nėra įteisinę. Vien tik šioje gatvėje, kuri išasfaltuota, atvestos dujos, elektra, yra 14 sklypų be šeimininkų. Žemės tarnyba ieško 114 Vilniuje sklypus gyvenamųjų namų statybai gavusių, bet apie juos pamiršusių asmenų. Tik apie 30 asmenų yra žinoma, kurie galimai turėjo tos sklypus, jiems buvo suformuoti tie sklypai. Tačiau dabar pasikėlime, kad gali būti dar ir paveldėtojų, gali būti savininkų, kurie apie tai galbūt nežino, jų paveldėtojai nežino. Ir mes dabar norime kreiptis į visuomenę, pateikite iki lapkričio 1 dienos savo nuosavybės dokumentus. Pasak Žemės tarnybos vadovų, jeigu iki lapkričio pamirštų sklypų galimi šeimininkai nesikreips į tarnybą, sklypai bus rezervuoti, nuosavybei atkurti arba perduoti į Laisvos žemės fondą.